Nu ką, brangiai, atvažiavau į Hanze trailerį, pasimti priekabas, pasiėmiau iš jų priekabą, išsinuomavau, kol kas pažiūrėsim, padirbsiu taip, matysim kaip čia kas labai nustebino, antrą morką, kažkas tai irgi, matau irgi balną pasikeitė, viską. Posparnius šits irgi nusiėmiau posparnius kažkaip, nežinau, iš to balno labai arti, man posparnį tik nesulaužyti, pažiūrėsiu. Gal visgi reikėjo kojas palikti 18, 3 cm būtų biškiau aukščiau, tai neplėšėtų sparnų, nežinau. Nu, pažiūrėsim, kaip čia ką. Be posparnis šiaip šūks važinėti labai privaro purvo, ant riemo visur ir šiaip gaidiškai atrodo. Va, tai judam, po biškį judam. Nu ką, brangieji, va kokį šmiciuką čia turiu. Šiaip labai tokia protinga komplektacija, tokia va dėžė. Čia va posparnis įsimečiau iš kitos pusės. Atsidaro toks pusinis palėtnik, sakykim. Visą gal ir nereikta didžiulę ir nekliūn. Labai geroje vietoje čia toksai. Aš jeigu pirkčiau tokį palėtniką irgi imčiau tokio tipo pusinį. O ten posparnius įmečiau čia per visą plotį. Super, dėžė. Geriau negu tos plasmasinės, kurios lūžtų visą laiką. Prispausti reiksiu vieną ranką, nepatogu biškai. Va, yra atsarginių ratų laikiklis, galim pasimti, pasikabinti. Iš minusus toks nesikeli. Nežinau, ar čia pliusas, kad čia turbūt, kad armocija yra, ką nepavoktų, krovinė. Taip lengvai, ką nepavoktų. Pavokti viską galim. Va, markikė, viskas gerai. Tik sakau, va, nuėmiau posparnius, nes kai uždedi kažkaip jau grinai į rėmą, jau kabinaus praktiškai į rėmą. Tai jeigu biški tam pasikreip kažkur, tai ir nuplėšiu. Nežinau, gal pasižemint kažkaip čia šitos dalis, kad biški žemiau būtų. Kažką reiks pagalvoti. Kol kas dar nieko. Nuėmiau kol kas, kad kol švaru, ne žiemą. Žiemą tai visai vargs, reikia iki žiemos kažką sugalvoti. Gal reikėjo palikti 18 kojas, kur buvo. Čia 15, ten 18,5, 3 cm. Kažkai ir išgelbėtų. Tai va, kas čia gero dar. Bašmaks yra. Nauja priekaba visiškai, be jokių kasiakų. Tai ką sulaužysiu, viskas bus mano. Tiem, kas turi kronės, žiūrėkit, kaip atsidaro naujas šmicas. Žiūrėkit, su vienu pirštu, matot? Taip, va. Nauja kronė taip atsidaro. Aliumininės lentos. Irgi nežinau, ar čia gerai. Biškiaušnis mani, kol naujas gerai, bet kai bus senas, tai nelabai jos man gerai. Nelabai patinka. Bet iš jų užtat pasidaro borts. Va, tas gerai vieną į kitą susideda. Tai čia pliusas yra. Tai va, toks va šmiciuks. Stoks nesikel gaila. Grindis naujas. Nu, dar nevežė krovinėse. O, ahai. Labai numerį geri. Tai va. Tiek žinių kol kas. Nu, žodžiu, pabiškį komplektuojas. Nusipirkau 20 tonų domkratą. Nauja. Čia įrankių rinkinuks. Galvučių. Čia va. Ai, nu, čia dar plytelę nusipirkau. Patkačkę. Krokodilus. Čia nėra viskas labai brangus, ant super kažkas taip. O, kas čia? Ką čia turim? Šešiakampių, žvaigždučių, izolkės, zateškių, visą rinkinuką ten va, rakteliai ten, kilpiniai, paprasti spaneriai. Atsuktuvų, biškį, replikių, kabūtų. Tai kai reikti, nėra kažkokios atškių ar ten kažkokio šudelį reikia pasidaryti ir neturi. Tai labai bjaurų buvo. Dėžę užsidarom, aišku, kai visada geriau būčiau didesnę nusipirkęs. Bet nors
Bet varkėlė čia telpa, užtat biški didesnis bardakėlis čia. Čia kai nėra šitos va dėžės, tai biški didesnė, čia ir dvie gaunas. Šiaip nežinau, gal tą papačią, ar ne didesnė. Tokia pat būna. Kai va tas va mažas euras čia bardačiokas būna. Man kažkaip atrodo, kad čia daugiau vietos yra negu šiaip ką būtų. Tik va dėžutės trūks prie Webastas, nežinau, čia gerai, ar blogai. A galim taip laikyti Webastą? Čia ne Eberspracheris, čia Webasta. Kuris geresnis, Webasta ar Eberspracheris? Kas žinot. Va, galim susidėti. 6 metrų krokodilai. Patkačkė. Žodžiu, viską turim išsimest šiukšlės. Ir pabiški va taip ruošiamės darbui. Ai, nu va dar patkačkiai čia manometrui pasijungti, nes ten šlangai kitoks biški buvo. Ruletė, vat, priekabai metrus pasimatot, hamutai šlangai, oriniai. Žodžiu, yra čia tų smulkmenėlių visokių. Čia galime šitą dėžę įsidėti. Išsidarys gal. O. Visokios smulkmenėlės. Nu šitą reikia irgi įsimesti į dėžę. Tai turėsim. Arba gal ruletę kartais dažnai jos reiktai į kišenę čia įmesiu. Tai va, tiek žinių.